Oi, atsiprašau, šiandien iš naujo aš Jonas, kaip visada maišytojas. Ir šiandien, kaip jūs matėt, dar sakau dalis, 10 dalis ir sakau apie 3 dalis vienam popieriui. Iškart pasakau, jei ištraukė minioną tokį mėlyną, tai reiškia 7, 6, 5 dalį. O jei ištraukiu tokią raudoną, tai 4, 3, 2, 1. Pirmiausias, papasakosiu apie pirmą. Ką pirmąją dalį? Pirmą dalį, pirmiausia, mes važiavom į oro uostą. Į Vilniaus oro uostą, laukiam, 1000 kartų laukiam to lėktuvu ir atskrido ir paskui mes įsėdom ir skridom. Antra dalis. Antroji daly mes jau atskridom į Egiptą ir jau važiavom į tą hotelį, tą Hurgadą ir ėjom nulaukėm kol hotelį ir buvom baseinas. Ir paskui mes ėjom į namus ir paskui ėjom į vakarienę. Dabar trečia dalis. Trečia daly, kaip visada maudėmės, važiavom į akvaparką. Dar Mykolas nuvarė, mano brolis, tokią baisą nuvarėm. Ir viskas, baigėm dieną vakarienį, ėjom pavalgyt skaniai ir viskas. Iš naujo, kaip visada, einam į baseiną ir varėm ten, man atrodo, kažkur ten pasivaikščiot ar kažkur ten varėm, neprisimenu, bet tikrai ne akvaparką. Ir iš naujo baigėsi dieną vakarienė. Paskui einam į naują. Ir pasakosiu apie paskutinės detalės. Aštuntoj daly mes ėjom paskutinį pala. Atsiprašau, čia tai niekas. Pala. Pataisingas, šis man neatsitėjo. Aštuntoj daly mes iš naujo važiavom paskutinį kartą į akvaparką. Ir ten maudėmės daugiausiai ir varėm, man atrodo, iš naujo prie jūros. Ir variau nusikirpt ir ėjau iš naujo vakarienį ir baigėsi tą dieną. Gerai. Ir paskutinė buvo toks. Ir ten buvo ketvirtoj daly, po 5 daly mes kaip ir visada ėjom prie jūros. Žiūrėjau, skaniai pavalgiau pietus. Ir ėjom maudytis irgi ten biškį ryte ir baigėsi diena iš naujo vakarienę. Šeštoj daly važiavom į akvaparką, maudėmės prie baseino ten ir valgėm irgi ir iš naujo baigėsi vakarienė vien toj pačioj. 7 dalis varėm prie jūros
Ir buvom žiauriai trumpi, nes man žiauriai suskaudėjo akis. Ten trynė žiauriai ir pabuvom porą laiko išėjo. Paskui maudėmės daug baseine. Man atrodo, tada mes ėjom į kirpyklą. Ai, neėjom. Ir pavalgėm, ir atsigerom. Ir baigėsi diena vakare. Nu tai šiandien buvo aš Jonas. Ir ate.